Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Sename testamente nėra pasakyta, kiek laiko truko Sauliaus karaliavimas, tačiau pagal apaštalo Pauliaus liudijimą jis karaliavo 40 metų. Apaštalų darbų 13 skyrius. Akivaizdu, kad Paulius, kuris taip pat nešiojo ir hebrajišką vardą Saulius, būdamas Benjamino palikuonis, kaip ir Saulius, kuris taip pat buvo Benjamino palikuonis, gerai žinojo savo giminės istoriją. Taigi ilgas Sauliaus, kaip ir bet kurio kito Izraelio monarcho karaliavimas, buvo dviprasmiškas. Per šį ilgą laiką Saulius turėjo ir pergalių, ir pralaimėjimų, ir dvasinių pergalių, ir dvasinių nuopuolių. Pagundas nuolat puolė jo dvasią. Jo valdymo pabaigoje jo pagrindinė užduotis buvo keista – pabandyti kažkaip sugauti ir sunaikinti savo žentą Dovydą, kuriame jis matė tiesioginę grėsmę savo valdžiai. Saulius dažnai priskiriamas prie vadinamųjų nedorėlių karalių, nes jo valdymo pabaigą pažymėjo visiškai jo santykių nutrūkimas, nebuvimas su Dievu. Bet vis dėlto jo valdymo pradžia įvyko vadovaujant dieviškai jėgai. Biblija mums sako, kad Sauliui patepus karaliumi Dievas jam suteikė kitokią širdį. 1 Samuelio 10 skyrius. Vakar jo protas buvo užimtas ieškoti tėvo asilių, o šiandien jis turėjo išmokti galvoti apie visą Izraelio tautą ir apie problemas, su kuriomis jis susidurs būdamas valstybės veikėjų, politikų, kariuomenės vyriausių vadų ir karaliumi. Viena vertus, viešpats nedelsdamas pradėjo suteikti jiem įgūdžių reikalingų šiai svarbiai tarnystei. Kita vertus, Dievas pradėjo keisti Sauliaus viziją, Sauliaus siekius taip, kad Dievo darbai tapo svarbiausiais jo gyvenimo reikalais ir klausimais. Praėjus šimtmečiams viešpats per pranašą kreipsis į žmonės su pažadu: duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią, išimsiu iš jų kūno akmens širdį ir duosiu jiems jautrią. Ezekielio 11 skyrius. Kad Saulius dabar kitoks buvo parodyta labai greitai. Amonitų karalius Nahašas nusprendė atkeršyti už didelį pralaimėjimą, kurį patyrė nuo Izraelio teisėjų Iftacho. Teisėjų knyga 11 skyrius. 1 Samuelio knyga 11 skyriuje nuo pirmosios eilutės apie tai rašo. Nahašas, Amonitas, atžygiavo ir apgulė Jabeš Gileadą. Jabešo vyrai tarė Nahašui: sudaryk su mumis sandorą ir mes tau tarnausime. Bet Nahašas, Amonitas, atsakė: tik šitaip sudarysiu su jumis sandorą, būtent išlupdamas kiekvienam jūsų dešinę akį. Šitaip užtrauksiu gėdą visam Izraeliui. Miesto gyventojai paprašė 7 dienų, norėdami pabandyti rasti paramą Izraelyje, ir su prašymu sutiko Nahašas. Tuo metu pasiuntiniai nuvyko į Gibėją, kur gyveno Saulius, ir papasakojo Menutių karaliaus reikalavimą. Klausantis šio žodžių, Saulių pagavo viešpaties dvasia ir jis labai niršo. Paėmęs jungo jaučius, jis sukapojo jos į gabalus ir išsiuntinėjo per pasiuntinius po visą Izraelio žemę su įspėjimu: tai bus padaryta su jaučiais kiekvieno, kuris tik neateis sekti paskui Saulių ir Samuelį. Viešpaties baimė apėmė žmonės ir jie atėjo visi kaip vienas. Jam sutelkus juos prie Bezeko, izraelitų buvo 300 000, o iš Judo 30 000. O atėjusiems pasiuntiniams buvo pasakyta: taip jūs kalbėsite Jabeš Gileado vyrams, rytoj saulė pradėjus kaitinti būsite išgelbėti. Pasiuntiniai sugrįžę pranešė tai miesto gyventojams, šie apsidžiaugė. Tada Jabešo gyventojai tarė Amonitams: rytoj pasiduosime jums, galėsite daryti su mumis, kas tik jums patiks. Kitą dieną Saulius išdėstė kariuomenę 3 būriais. Reikmečio sargybos metu jie įsiveržė į stovyklą ir tol kirto Amonitus, kol įkaito diena. Išlikę gyvi buvo taip išblaškyti, kad niekur neliko 2 vienoje vietoje. Miesto gyventojai buvo labai dėkingi Sauliui už šį išgelbėjimą ir išsaugojo tai savo atminime. Po daugelių metų, kai Saulius ir jo sūnus žuvo mūšyje su filistinais, būtent to miesto gyventojai atėjo ir palaidojo jų kūnus, kurios filistinai iškėlė ant Bet Šeno sienų. 1 Samuelio 31 skyrius. Deja, labai greitai Sauliaus širdyje valstybės interesai
Ir Dievo valia užleido vietą asmeninėms aistroms. Netikėjimas ir išdidumas tamo leptingomis pagundomis. Jis pats nepastebėjo, kaip pasidavęs joms prarado galimybę bendrauti, susisiekti, turėti ryšį su viešpačiu. Paskutiniu savo valdymo laikotarpiu viešpats neatsakė jam nei sapnus, nei per urimus, nei per pranašus. Brangus draugai, rytoj, aišku, jei viešpats leis, rytoj atidžiau pažvelgsime, kaip Dievo pateptasis asmuo turėjęs kitokią širdį, kuriame dirbo Dievo dvasia, virto karališku nusikaltėliu ir Dievo priešu. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.